vyras pačioj pradžioj jūsų pasimatymų pradeda jau svaigti ir sakyti, kaip jis nori su jumis šeimos, kaip jis nori, kad jūs jam pagimdytumėt vaiką ir taip toliau ir panašiai, ar ne? Nes tai yra tik signalas, kad tas vyras yra smurtaujantis, taip, tai yra abuseriai, smurtautojai, kurie nori iš karto taip atakuoti savo auką, ją paimti. Moteriai gali atrodyti, kad o jetau, kaip smagu, vyras nori, kad aš būčiau jo žmona ir dar vaikų pagimdyčiau. Taigi tai yra svajonės. Nu, kažkam svajonės, o kažkam, žinokit, kaip musiai papuolimas į voro tinklą, tai šitoj vietoj siūlyčiau pasisaugoti, nes tai reiškia, kad jeigu toks yra spaudimas iš pat pradžių, klausimas, kas bus vėliau. Nes tai nereiškia, kad brandus ir normalūs vyrai negalvoja apie šeimą ir nenori santykių, tiesiog jie iš pat pradžių neužpuola moters, o stengiasi pažinti ją ir lygiai